Eu? Kaç yapar? Ka. Professora. Que Juliana Diana Batista tocava seus ornamentos em calça bachata e algo jurídica de ano. Utilizações bachatas. O que After you get money. Aşırı gerçekten nereye vakit yardımcı yapıyor. Guarda che ho bucine, ti trovi meglio, ti senso meglio. Ne? Тихо-тихо, Найля, gali ištirpdyti užšalusi širdį. Найля kažkur vysta. Найля. Žinoma. Elza? Найля. Nors turbūt jau ir paskutinė. Labai, koks mažylis. Mano skaninis debesėlis. Sì. Papa. Čia yra tik viena užšalusi širdis ir ji tavo.
sugrąžinsiu tą niekšą į jo šalį. Ir pažiūrėsim, ką apie tokį elgesį pasakys 12 jaunuolių. Arendėlė jums dėkoja, milordė. Ai, nepriimtina, aš esu valgęs auka ir mane... Aš reikalauju pamatyti karalienę. O, aš turiu jums žinoma karalienės. Nuo šios akimirkos Arendėlė nutraukė visus prekybinius ryšius su Nydeldaunu. Neseldonas, eime. Aš skolinga tau rogės. Ar tu čia rimtai? Naujausias modelis. Ne, negaliu priimti. Tu privalai, jūs negrįžtamos, jūs nekeičiamos karalienei sakė. Ji paskyrė tave oficialiu Arendėlės ledų kirtėjų ir tiekėjų. Ką, nerealu? Ai, realu. Ir jos yra laikiklis puodeliui. Patinka. Patinka? Aišku! Galėčiau tave išbučiuoti. Ar galėčiau? Ta prasme, norėčiau. Ar galim? Pasirengę? Man patinka. Uždarysiu. Elza, jos puikios, bet žinai, kad aš nečiuožiu tiesiai. O mes šiais metais net senio nepastatėm, nėra sniego. Bet aš buvau mokykloje. Nuėjau, pastatėjai. Lerkiau. Ne, kur dingo tai, Valgysim pyragaitį. Pyragaitį, ne. Labas vakaras. TV3 žinių komanda jums dirba ir ten žiūrėjimo vakarą. Aš esu Kristina Leknaitė ir kviečiu žiūrėti. Ai, dieve. Man nupudu pagerėjo. Kiek galima pirkti? Išnešti? Galiu. Atsiprašymo žinutė Kauno merginų žudiko Kazio Mikutavičiaus Feisbuko paskyroje. Kaip už grotų sėdintis įtariamasis ją parašė, detektyvas sprendžia ir kalėjimų tarnyba ir gyventojai. Tai neatleidžia jo nuo bausmės. Volkswageno vairuotojas abiem bandymais įpūtė apie 3 promilės. Dar vidurdienis, bet visiškai girtas, pasak vairuotojas sostinėje rėžėsi į šlaitą. O tai čia statybininkai kaip tik renginėja centrinę O jau 10, ne? Jonas pagaliau O 10? Tai greitai mano. Sostinės opozicija Seimą irgi rodys. statybos dėl to gali dar labiau įstrigti. Ir kas svarbiausia, Europos komisijos vėl reikės pritarimų. Karstas prie Seimo. Studentai protestuoja prieš valdančiųjų veiksmus, pasak jų laižančius mokslą, kultūrą ir demokratiją valstybėje. Kviečiame piliečius ir pilietes norinčias liūdėti ir gedėti dėl to, kaip mūsų valstybė atrodo šiandien. Tolerancija davedė iki to, o šitą gimtą. Į protestą rinkosi Vilniaus Užupio gimnazijos bendruomenė. Gimnazistai, mokytojai ir tėvai prieš mobingų ir vagystėmis kaltinamus direktorius paskyrimą. Tai yra labai gražus kvietimas savivaldybę įsiklausyti. Gal lovytę pakloti? Taip, opozicija Gali. pridėjo 15 milijonų eurų žemai
Nežinau, kodėl aš vėl pavyzdėjau. Kodėl? Kažkodėl. Ten dugės dalūžė. Pingui. Kovoje dėl LRT Seime susigrūmė valdantieji su opozicija. Parlamente pateikiant pataisas, kurios leistų lengviau atleisti gyventojus. Hopa, 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 va. Hopa, hopa. Seimo nario užmažų. Ir man viską persirent jaučiu. Tai man reikia nepamiršti, kad tau mokyklą reikia su sarapanu eiti. Meni? Jūs dainuosit darželinoką. Ar šoksit ten, neatsimenu. Turbūt šoks. Tai gal reiks ir češkę sėdėt. Ai, bet tau taip pat pirmadienį šokiai. Nusineši naujas basutės. Bet iš tikrųjų mes net nepamatavom, ar jos tau tinka. Mes ginčiamės, ar 7 žmonės, ar 8 balsuos dėl direktoriaus atleidimo. Tai tu višta. nekinga. Ha? Ha? Tai kelinta. Piragas man tavęs guli. Kelinta. Ar ne piragas čia? Jau prilipęs. Kelinta valandą mes įsimiegot. Šiandien. Nu, kelintą valandą aš klausiau. Šiandien. Kokia per skaičius yra šiandien? Nežinau dar. 11. Kaip aš sakau, naudotojai, tai nesimatyti originalus, turi tik tai skaičiuojam, judės užduotą keliauti pagarsėjimą. Nes kiek kažkodėl savai žinoti, bet čia yra šiek tiek metų toksai gyvenimas. Tai čia akivaizdžiai nesusitvarko su šia komisija ir pajėgos pirmininkauti vienai posėdžiui. Nors valdantieji nori nagrinėti kitus darbotvarkės punktus,
O, ten daug žmogelių, kaip fainai. Tai vyriškas toksai dženderis. Ir nurodai visą tikrai ne. Ir gal labai sakyčiau emas. Ir vienoje vietoje va čia reikėtų susisiūti kišenę. Niekur nėra sukūnykščias, nėra jokių pasiburbuliavimų. Tai jo kaina būtų 3, rašom dženderis. Čia sakyčiau emas. Vyriškas emas. Kaina 3, rašom dženkas. Kauno merginų džiugi balkonų nukopinis socialinio tinklo paskyroje. Ties rankovė ir išliek yra išsirę. Gyventojai dalyjasi Kaina 3, rašom Jei mano, kad tą dženkas. padarė jis pats, kiti gi teigia, kad kažkas Toks N-dydžio vyriškas dženderis. Tarnyba taip pat sureagavo, patikrino kamerą, kurioje susitikimais laikomas. Sakyčias jungiasi. Taip, yra štai pagrindinė. O ir pats suimtasis Čia teigia, būtų N-dydžio. Aš suprantu, kad mano praeities veiksmai sukėlė didžiulę žalą, skausmą ir netektim. Išklausykės rodykite. Ausyčių neturiu. Ne, žinokit, neturiu. Turiu kitokių vaikiškų. Galėsim parodyti. Štai tokie. Taip, gerai, dabar. Jos aišku, iš esmės. Kaina 3, rašom balta. Tokia laisvai kamerė. Viskutė kaina 3, rašom balta. Čia ir esu ir esu. Kaina 3, rašom balta. Štai tokia. Gal jisai jau planą kažkokį turėjo? Gal jisai turėjo iš anksto ir šitaip darė? Aš tai neįsivaizduoju, žinokit, kaip svarbiausia. Bet ne visai atsiprašė, ten kažkas kitas turėjo. Zuikis, atrodo, Zuikį turėjo, bet jau nebevardas. Telefono ir taip, bet kaip mes žinom, kaip kanimais tai yra telefonai. Ir visai kad jisai Meškiukas yra šitos. Jos yra iš Vilnos tokio padelio. Tai yra meškiukas. Yra piračiukas. Yra kaip pasiūlių tokių. Yra beždžioniukas. Ir jos yra su kirmelė tokia. Tai beždžioniukas. Štai toks yra kačiukas. Begemotas. Tai yra tokių gal. Čia kaip meškiukas. Ir vėlinis. Štai tokias kokybės, jeigu aktualu. Tai galiu visą už nežinau eurus. Taip. naudoti socialiniuose tinkluose esančią informaciją ikiteisminiame Suknelė. savininką naudotoją. Paskyros autentiškumą bei Aš tokia su žėrimis tokiais viršuje, jūrinės rankovės, labai gražios. Šiuo metu oficialiai Не. Nugara yra visiškai atvira, tai yra užtrauktukas, aišku, išgavimo sijonų. Sijonas yra toks platesnis, išgavimo labai gražiai krenta. Ir štai tokia. О, какие ж дидель золот, который... Nu, reikia mamą eiti irgi persirengti turbūt.
O kaip ar čia tikras pilvukas ar ne? Tai su kaip ne. Ką? Kur čia pas tave toks halau? Iš pagalvių? Stadiono statybos gali priversti. Mat Europos komisija greičiausiai pradėtų naują tyrimą, kad mokesčių mokėtojų pinigais nebūtų apmokami dar didesni komerciniai programai. Vilniuje Antstavo kalno amžiaus statyboje nacionalinėme stadione statybininkai jau stato naujas tribūnas. Štai kiek statybininkai naują centrinę tribūną, palyginti su tuo, ką dabar statybininkai didės dar maždaug dvigubai. O be šios statybininkai atsistoja. Pradėjus kilti stadiono tribūnoms statybos finansuotojas Haner savininkas Arvydas Avulis pareiškė, kad nori stadione sutalpinti dar daugiau žiūrovų nei numato projektas. Privėlėme stadiono projekte buvo numatytos 15 000 vietų žiūrovams. Rėmėsi statyti dar 3 000 vietų daugiau, tačiau ir to negana. Dabar Avulis skelbia, kad už kelis papildomus milijonus eurų Sirėjas užpildys plotą iki šiol numatytą ekraną, jo tam reikės pašalinti dvi laikančias kolonas. Statytojai tvirtina, kad dėl naujų pakeitimų stadiono konstrukcijų patvarumas nenukentės. Lietuvoje pastatai statomi 50 metų eksploataciniam laikotarpiui. Taip, toks yra dėl tai 100, tai 50 metų. Tikrai toks įprastai stovi daugiau. Valstybės užsakymu statomos stadiono statyboms įstrigos fondas naują finansavimo modelį po mėnesius užtrukusio tyrimo Europos komisija patvirtino, tačiau su 18 000 vietų žiūrovams. Pozicijoje esantis revoliucijų grąžymai kalbėjo Europos komisijos kandidatas Aleksandras Nevanovas perspėja, kad dėl naujų pakeitimų statybos gali strigti. Pasikeitimo Kauno Žalgirio arenai šio plano atsisako ir dar ieško, kas kitas galėtų rūpintis sprendiniais. Mes pakvietėm dabarties Vilniaus Žalgirio atstovus ir taip pat turime atstovus, kurie sprendimo organizavimą. Tai dabar yra ta darbo grupė tokia, mes deriname interesus, mes deriname funkcijas, kas ką galėtų padaryti. Pripažįsta, kad Kauno arena ir toliau projekte dalyvaus. Koncesijos yra didelė 3. Mes esame didelis, kad nuo senų laikų ateina ir Kauno arena. Kviečiu pasižiūrėti futbolo rungtynę. Aš ketinu ten žaisti. Iš užsienio, Baltieji rūmai skelbia, Donaldas Trumpas pavargo nuo Ukrainos taikos derybų. Esą jo netenkina nei Ukrainos, nei Rusijos pusė. Todėl į rytojaus derybas vykstančias Paryžiuje Trumpas žada siųsti savo atstovą derėtis su Europos Sąjungos. Tuo metu Ukrainos kariuomenė šiai užsienio leidžia. Šiąnakt dronai
dronais atakavo svarbiausius infrastruktūros objektus Rusijos teritorijoje. Štai taip viduryje gatvės Rusijos miesto Tverijos gyventojai fiksuoja, kaip dronas lekia tiesiai į daugiabutį. Pasirodo, bandydama numušti Ukrainos dronus, okupantų kariuomenė pakeitė bepiločio skrydžio trajektoriją ir nukreipė jį tiesiai į gyvenamąjį namą. Pagal Putino kariškių teiginius, per šią elektroninės gynybos sistemą sunaikino 90 Ukrainos bepiločių orlaivių skirtingose šalies vietose. Tačiau apsaugoti vieną iš 5 didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Jaroslavlyje nepavyko. Vietiniai gyventojai planuoja, kaip liepsnoja naftos bazė, kuri perdirba tonų naftos per metus. Nepaisant valstybės veiksmų, Rusas teisingai pastebi, spalio pradžioje ukrainiečiai iš tikrųjų užpuolė Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklą esančią už 700 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Būtent čia gaminamas būtinas karo reikalams reaktyvinis kuras, kaip ir benzinas. Tačiau Lietuvos universitetas, kuris neseniai gavo naujai Tarptautinės futbolo federacijos įsteigtą apdovanojimą, pavargo nuo taikos derybų. Apie tai pranešė Baltųjų rūmų spaudos atstovė. Todėl Trumpas nesiruošė vykti į susitikimą, kuris greičiausiai bus ukrainiečių ir europiečių jūrų karai. Trumpas svarsto And we'll be attending the meeting on Saturday in Europe if we think there's a good chance, and we don't want to waste a lot of time. We think it's negative. Tuo tarpu Europoje netyla diskusijos dėl Ukrainos finansavimo iš užšaldytų Rusijos aktyvų. Kijevo poreikiai artimiausiems 2 metams sudaro 135 milijardus eurų. Against the Russian border. Russia demands money back, and Belgium doesn't go through the electoral results. They're facing Russia's demand. Todėl Belgija prašo Europos pasidalinti atsakomybę už Rusijos aktyvų naudojimą. Putino ieškintumas turėtų būti sprendžiamas gruodžio 18 dieną Briuselyje. Сегодня надзвичайно важливо досягати результатів на форумі, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Fronto miesto pirmininkas prieš pusantros savaitės Kremliaus okupaciją. Putinas vėl demonstruoja, kad už Ukrainos miestuose spaudžiami. Karinės agresoriai atvertų kelią į Slovjansko užėmimą. Tačiau Ukrainos kariuomenė paneigė tokius pareiškimus. Kova už Severską tęsiasi. Nepriklausomybės aikštėje drąsiai Jaunoji tikrasi valdžia, kurie sąskaitos tvarkas, turi žmonės valdančius reiškias palasas. Kartu ignoruoja žmonėms mokslo bei kultūrą. Sostinės nepriklausomybės aikštėje nuo ryto renkasi jaunimas, studentai, kitų organizacijų nariai. Atsinešė karstą, kuriame neva laidoja demokratiją, žodžio laisvę, pasitikėjimą politikais. Mes signalizuojame, kaip organizacijos, kad šitas kelias kiekvienas iš mūsų pasidarys. Mes manome, kad šiai dienai
Yra pasitikėjimas institucijomis, čia daug skirtingų gali būti interpretacijų. Jaunuoliai sakė, kad posėdžius šis išreiškė nepasitenkinimą politikų prioritetais ir jų teigimu nedemokratiškomis sprendimų priėmimo praktikomis, kurios anot protestuotojų iškreipia demokratijos esmę. Kad ta valstybė ji veikia, bet ji veikia tikrai jaunuoliai, veikia tikrai mes čia atnešime karstą ir siūlome, kviečiame piliečius ir pilietes norinčias liūdėti ir gedėti dėl to, kaip mūsų valstybė atrodo šiandien kartu ir atnešti baltą žinutę. Galėsim susirašyti apie messengerį, pačius nuotraukas, išsiversti, tai po porą eurų galiu perleisti, tikiuosi, kad tiesiog negalėtų susirašyti, pamatyti, galėsiu pasižiūrėti, prašyti. Jeigu galėsiu susirašyti per messengerį, jūsų nuotraukas ir galėsit išsiversti. Tai kuo labiau yra toks LGB ir skaičius spalvos, labai aukštos mados. Nemėgstama apie mūsų nesiklauso. Gaila dėl viso to, kas vyksta, nes po antradienio protesto jautėmės tokia populiacija, dabar tiesiog jaučiamės ir kad ir įmanoma ramiausia yra kabutėse valstybė, kuri veikia. Jau metas keisti neveiklę konservatorių vyriausybę ir kurti valstybę, kuri iš tiesų veikia. Su protestuojant davė ir Laisvės partija. Žinoma, kad buvusios Laisvės partijos Saskevičius sako, kad valdantieji tiesiog žaidžia su Seimo statutu procedūros, jo tampa patogiu triuku, leidžiančiu per posėdžius be rimtesnių diskusijų greitai prastumti savo naudingus sprendimus. Proteste pasirodė ir europarlamentaras Petras Gražulis. Jis bando perimti iniciatyvą į demokratiją, tačiau studentai jo nuomonės klausyti neskirti. Studentai tapo reikšminga politinė jėga 20 amžiuje. Pavyzdžiui, 1968 studentų protestai tapo masiniu visuomenės pokyčių katalizatoriumi, o Jungtinių Amerikos Valstijų universitetų ministerijose kilo judėjimų prieš Vietnamo karą, prasidėjo prie platesnio politinio spaudimo valdžiai. Kelioms minutėms išsiskirstame, o grįžus po reklamos žiniose dar rasime. Į protestą rinkosi Vilniaus Užupio gimnazijos bendruomenė. Gimnazistai, mokytojai ir tėvai prieš mobilų ir valstybės kaltinimus. Tai yra labai gražus kvietimas savivaldybę įsiklausyti mūsų nuomonę. Opozicija vadina valdančiuosius, kurie užuot pridėję algoms 15 milijonų eurų už žemaitaičio pageidavimų priskyrė Visiškai gerai sako vairuotojas, sausimai ryžiasi išlaidą. Ir išvysite, kaip artėjančių kalėdų proga zoologijos sodo gyventojus vertina Nešiu parodyti jau kažkam aktualu. Ir aš tokios labai gražios, labai fainas modelis, nes spaudžiantis užpakalio, turi šone užtruktuką. Labai maloniai patinka, nes tiek tokios šiltos tokias aukštas labai išmašnytas lytis, daugiau kaina pavyzdžiui, rašom odės išmašnytų dydžio, čia žiūrite juostą, labai gražus modelis,
50% nuolaida. Maxima tai ko reikia. Reklamos paskutės koncertai. Man patinka. Gruodžio 31 susitinkame Šiaulių arenoje. Vasario 18 Vins Bet Arenoje, Vilniuje.